kalbėsim apie skaitmeninį miestą, 3D miestą, išmanųjį miestą, tai yra sritis ir pritaikymo sritis, kur tas technologijas galima pritaikyti kasdieniam gyvenime. Kas yra skaitmeninis miestas? Jeigu sausai apibrėžinėjant, skaitmeninis miestas yra informacinės technologijos, kurios suteikia funkcionalumą reikalingą valdyti duomenis, veiksmus ir procesus susijusius su miesto infrastruktūra. Miesto infrastruktūros valdymui galimi įvairūs scenarijai ir jie gali būti skirstomi, grupuojami į tvaraus miesto, apmokyto miesto, sveiko miesto, saugaus miesto, skaitmeninio miesto kategorijas, BIM technologijos, realybės modeliavimo technologijos. Jos grupuojasi apatinėje tvaraus miesto dalyje, tačiau pritaikomumo sritis yra visose dalyse ir taip vadinamajam skaitmeniniam mieste, skaitmeniniam miesto valdymo. Kas yra tas skaitmeninis miestas? Susivedam duomenis į Excel lentelę ir mes jau skaitmenizavomės. Galbūt reikėtų kalbėti apie išmanųjį miestą, tačiau žodis išmanusis iš karto asocijuojasi su vadinamom išmaniom technologijom, mobiliaisiais telefonais, galbūt dronais ir kitom technologijom. 3D miestas, į 3D erdvę taip pat galima iškelti duomenis. Tačiau jeigu mes galim kombinuoti visą tai į bendrą sprendimą ir kalbėti apie skaitmeninį išmanųjį 3D miestą, mes galime visų šitų technologijų taikymo sritis išplėsti viso miesto infrastruktūros valdymą įvairiausiam sritim, nuo konceptualaus miesto vystymo, vizualaus pristatymo visuomeniai, turizmo informacijos pateikimo 3D modeliuose, analizės, analitinės informacijos pateikimo trimatėje erdvėje, galų gale maketų gaminimą naudojant 3D spausdinimo technologijas. Ir ne paskutinis dalykas, žaidimų technologijos irgi veržiasi į šitą sritį ir naudoja realių miestų duomenis. Žodžiu, skaitmenizavimas yra visame objektų gyvavimo cikle, nuo situacijos fiksavime, kai mes fiksuojam realybę, ją atkūrinėjam. Dažniausiai tam iki šiol naudojamos tradicinės GIS ir kartografijos technologijos, geodezija, 2D planai. Kai prasideda projektavimas nuo konceptualaus projektavimo iki detalaus projektavimo, statybinės informacijos parengimo, mes kylame į trimatę erdvę, paskui prasideda statybų priežiūra, inspektavimas egzistuojančių, jau stovinčių statinių objektų priežiūra, inspektavimas ir informacijos valdymas. Šitas ciklas tradiciškai išsiskiria į tokias liktai dvi, kaip ir atsietas technologijas, terminologijas, GIS-as ir BIM-as. Pradedam nuo plokštumos, kylam į 3D erdvę, modeliuojam, projektuojam, atiduodam statybai ir plokštinam brėžinius, vėl atiduodam į kadastrą, vėl suplokštinam, sužemėjam. Iš tikrųjų, nei BIM-as, nei GIS-as nėra atsietos savokos. Statinių informaciniai modeliai, kurie naudojami įvairiausiose miesto valdymo, informacijos valdymo srityse, jie yra paremti kartografinė informacija, aplinkos informacija, kurią dažniausiai valdo GIS technologijos, įvairūs informaciniai sluoksniai. GIS pagrindinė jėga yra atributinė informacija, kurią galima sieti su aplinka. Ir kartu šitos technologijos jungiasi į bendrą visumą ir leidžia mums virtualioje erdvėje sukaupti tiek informacijos, kad mes galėtumėm valdyti duomenis apie mūsų supančią aplinką, apie miestą, tiek viršuje, kas matosi virš žemės,
tiek ir po žemėmis, kas labai dažnai į BIMO sąvoką ir nėra įtraukiama, nors tai yra irgi neatsiejama statinių, požeminės komunikacijos irgi yra statiniai, statinių informacinio modeliavimo dalis. Kelis pavyzdžius skaitmeninių miestų apžvelgsiu, grinai dėl to, kad aptarti šiek tiek skirtingus priėjimus, skirtingas technologijas, kaip tie skaitmeniniai miestai buvo sudarinėjami. Galbūt vienas labai gerai žinomų pavyzdžių yra skaitmeninis Helsinkis. Iš Helsinkio kolegos buvo atvažiavę į ankstesnės skaitmeninės statybos konferencijas, pristatinėjo savo viziją, savo pasiekimus. Tai yra ilgas kelias, jie naudoja įvairiausias maišytas technologijas nuo tradicinių geisinių kartografinių duomenų surinkimo, iškelimo į 3D erdvę turimomis priemonėmis nuo 2,5D, modelių kaupimas iš įvairių projektuotojų, kurie kūrė miesto plėtros vizijas, kurie galbūt jau projektus detalius padaro 3 dimensijose ir gali pateikti savivaldybei. Tai yra ilgas kelias, toks duomenų integravimas, jie pradėjo dirbti apie 2000 metus ir turi planą skaitmeninį 3D Helsinkį turėti apie 2026 metus. Bet pritaikymos rytis jie jau mato ir dabar, ir tos rytis iš principo jos yra universalios bet kuriam miestui ir bet kokiom skaitmeniniam technologijom skaitmenizuotam miestui. Nuo atvirų duomenų paslaugų vystymo, 3D paslaugos, komunikacija, pristatymas visuomeniai, architektūra, urbanistika, infrastruktūros planavimas, simulacija, analizė, iki simulacijos taip vadinamiem žaidimam, arba tiksliau sakant rimtiem žaidimam, kai į simuliatorių galima įstatyti, kad ir policijos automobilį ir judėti 3D virtualaus miesto gatvėmis, treniruojantis ekipažus. Kitas pavyzdys - skaitmeninis Singapūras. Taip pat šiemet mes turėjom svečią per Restos parodą skaitmeninės statybos konferenciją iš Singapūro, pristatinėję jų miesto sukūrimo ir skaitmeninio panaudojimo viziją. Tai yra kiek kitoks, daug spartesnis būdas. Iš tikrųjų, ten yra taikoma tiesiog labai daug 3D technologijų ir dirba dedikuota didelė žmonių komanda, beveik 24x7 režimų dirba ir tiesiog iškelinėja visą informaciją tikrai 3D duomenimis, nes 3D yra skirtingai, tarkim, nuo 2,5D, kai tu gali ne tik tai turėti erdvinę apimti objektų, bet tu gali matyti visas nišas, palysti, reiškia, paapačiai įeiti į vidų. Tai yra daug spartesnis būdas. Jie pradėjo 2014-2016 metai, jie yra labai toli pažengę, labai gerai dirba viešinimo srityje, pristatinėja savo veiklos rezultatus. Pritaikymos rytis iš principo yra tas pačios, miesto vystymo planavimas, energetinė analizė, srautų analizė, telekomunikacijų padengimo trimatėje erdvėje planavimas ir požeminių komunikacijų atkūrimas 3D formatu. Ir dar vienas pavyzdys - skaitmeninė Filadelfija. Šitą pavyzdį noriu paminėti ir išskirti dėl dviejų dalykų. Pirmas dalykas tai yra itin spartus 3D miesto atkūrimo metodas. 2015 m. rugsėjį į Filadelfiją atvyko popiežius ir miestui reikėjo suorganizuoti tiesiog miesto centro apsaugos perimetrą
ir paaiškėjo, kad turima bet kokia kartografinė informacija jinai yra arba tiesiog senstelėjus, arba tik tai 2D formatu yra pasiekiama, kas neleidžia įvertinti matomumo, apžvalgos kampų. Plus reikėjo suprojektuoti priėmimų sceną, valdyti masę žmonių atitvarų, suprojektuoti gatvėse, simuliuoti šitų žmonių masių judėjimus. Visam šitam reikalui buvo panaudota modernios fotogrametrijos technologija, kurią pristatė mano kolega iš Latvijos INS. Ir rezultatas per labai trumpą laiką, per kelis mėnesius tiek projektuotojai, tiek saugumo tarnybos turėjo aktualų šiandieninį 3D miesto modelį, kurį galėjo naudoti savo darbe, savo veikloje. Su šitų technologijų naujų atėjimų prasidėjo skaitmeninių miestų vajus, pavadinkim taip, raudonai pažymėti miestai, kurie ėjo galbūt labiau tradiciniais būdais, mėlynai pažymėti miestai yra tie, kurie kūrė 3D miestus tiksliniam panaudojimui, labiau orientuodamėsi į centrinę miesto dalį. Žali yra miestai, kurie nusprendė tokiu būdu skaitmenizuoti ištisas teritorijas. Tiesiog savivaldybės mato perspektyvą panaudoti 3D modelius geografinės informacijos valdymo projektuose. Tradiciškai dažniausiai tai yra GIS projektai, kaip ir minėjau. Komunikuojant visuomenėje plėtros vizijas, bet tuo pačiu yra keliamas reikalavimas padidinti informacijos atnaujinimo, atkūrimo dažnumą, nes tiek ortofoto gamyba yra planuojama kas keletą metų, tiek kiti kartografiniai geodeziniai metodai, reiškia, jie dengia tam tikras sritis. Tuo pačiu didinti ir detalumo lygį, kas reiškia ne tik tai reljefo modelį turėti, bet pakankamai detaliai, išsamei suvokti miestą 3D erdvėje, bet tai daryti įkandamais, už įkandamus kaštus, ko neįmanoma tradiciniais metodais padaryti. Miestai nori publikuoti informaciją apie savo valdomą turtą, apie savo plėtros vizijas, naudoti tam internetinės technologijas. Ir šitie realybės modeliai yra, kuom gerai, kad juos galima iš karto parengti publikavimo internete. Ir skiriasi galbūt tik tai, reiškia, pagal miestų vizijas, ką jie nori kartografuoti ir rekonstruoti. Tarkim, Melburnas, Adelaidė, Filadelfija, kaip minėjau, jie dirba tik tai su centrinė miesto dalimi, vadinama verslo dalimi. Stokholmas, Paryžius, Marseilis, Stokholmą miniu specialiai, prie jo dar grįšiu, bet Švedijoje tokiu būdu jau yra skaitmenizuota ir Linčiopingas, ir Norčiopingas, ir dar daugiau ten miestelių, žodžiu. Jie atkūrinėja ištisą savo teritoriją su visais mikrorajonais ir netgi besišliejančiomis gyvenvietėmis. Kaipgi skaitmeninis Vilnius iškėlėm klausimą. Galima eiti skaitmeninio Helsinkio kelių ir principų. 3D modeliai yra kaupiami, visi projektuotojai projektuoja 3D šiandieną ir tos modelius galima surinkinėti, galima integruoti informaciją iš GIS, kadastrų, įvairiausių šaltinių, bet tai yra tas ilgasis kelias, Helsinkio kelias, ilgas ir brangus. Tuo tarpu Filadelfijos pavyzdys, kuris naudoja automatizuotą aerofototrianguliaciją, tą technologiją beveik moksliškai pristatė INS. Aš
dar kartą visą tą technologiją pristatysiu vienu žodžiu, tai yra tiesiog magija. Surinkamos nuotraukos ir viskas atiduodama kompiuteriui, kompiuteris atlieka šitų nuotraukų analizę. Tai, ką anksčiau darydavo fotogrametrijos profesionalai, stereokomparatoriais, specialiomis stotimis specialiuose institutuose, dabar viską padaro kompiuterinės technologijos. Galima fotografuoti su paprasta kamera nedidelius objektus, reiškia, kuriuos mes galime apeiti, paprasčiausią kamerą galime apfotografuoti, netgi mobiliuoju telefonu, mobilių telefonų kameros kartais lenkia pagal rezoliuciją ir profesionalių fotoaparatų. Ir iš tų nuotraukų šitam Moniuškos skverelio fontanėlio modeliui buvo panaudota tiesiog 40 nuotraukų, tiksliau 38 nuotraukos su paprasta buitinė skaitmeninė fotokamera padaryta. Ir mes turime 3D modelį, kurį galime kaip, tarkim, kultūros ar turizmo objektą įkelinėti, reiškia, į miesto svetainę ar specialiuose portaluose. Didėjant masteliui, aišku, su fotokamera neįsiversi, bet tam tikro dydžio objektus galima nuo žemės fotografuoti. Vienas iš pavyzdžių yra mūsų su geležinkelių projektavimo įmonė, UAB geležinkelių projektavimas atliktas eksperimentas su geležinkelio tiltu. Fotokameroje dažniausiai nebūna GPS imtuvo, dėl to reikalingas koordinavimas. Tai užteko tiesiog primatavimo 3 taškų to tilto geodeziniais metodais ir mes tas nuotraukas galėjome pririšti prie geodezinių koordinačių ir sudaryti trimatį tilto modelį, kurį paskui galima buvo naudoti projektavime. Nes kai jisai yra pririštas prie koordinačių, mes galime matuoti ilgius, galime matuoti plotus. Geležinkelis galbūt dėkingas to, kad mes labai gerai žinome atstumą tarp bėgių. Bėgiai labai daug neėda, rusiška vėžė yra 1,520 mm, tai mes galime matuoti modelį, matom 1,53. Aišku, čia šiek tiek kreivai paėmiau, tai tiesiai, jeigu būtų 1,52. Tai iš principo, nors modelis jisai gal nėra detalus absoliučiai pagal savo tekstūrą, bet geografinis tikslumas, matmenų tikslumas yra pasiekiamas praktiškai absoliutus ir mes tą modelį galime įkelinėti į URMO pristatytą grafinę platformą MicroStation pagrindu, bet MicroStation to pavadinimo galima ir neprisiminti, praktiškai visi Bentley sprendimai yra tos platformos pagrindu parengti ir realybės modeliavimo technologijos gali būti panaudojamos, reiškia, projektavimo eigoje. Tai išplečia galimybės, tarkim, naudojant topo nuotraukas, nes topo nuotrauka yra, kur geodezininkas pastatė kartelę tenais, mes ir turime lūžę tašką. O čia mes galime su kursiu žymėti modelyje ir matuoti, gauti koordinatės ir matome, kad tikslumas yra lygiai tas pats, kaip ir iš geodezinių matavimo atliktos topo nuotraukos. Aišku, didesniam objektam jau su fotokamera mes nebeišsisuksim, negalim jų apeiti, bet dronų veržimasis į mūsų gyvenimą šiuo atveju labai gelbėja. Tai yra mūsų partneriais IT Logika, dalyvaujančiais bepiločių orlaivių naudotojų asociacijoje, padarytas mūsų pastato modelis, kur mūsų įmonė yra įsikūrusi šito statinio antrame aukšte. Ir galbūt modelio detalumą ir tikslumą gali
parodyti šitas pavyzdys, praktiškai galima perskaityti automobilių numerius, jeigu tik tai nuotraukų kiekis yra pakankamas. Taigi tikslumas ir detalumas ir svarbiausiai informacijos aktualumas yra šitos technologijos pagrindiniai privalumai. O būtent Bentley Context Capture technologijos išskirtinumas yra masteliškumo galimybė. Turbūt nei su viena minėta kolegos iš Latvijos programinė įranga nebūtų galima sudaryti ištiso miesto modelio ir, kaip minėjau, ištisi miestai kūrėsi, Stokholmas, Melburnas, Filadelfija. Čia matome pavyzdį iš Graco, irgi ne visas miestas, bet kai aš judu po modelį, galbūt galima žiūrėti ekrane, kaip informacijos daugėja priklausomai nuo to, kurioje vietoje aš pasididinu. Tai yra vadinamas piramidinis modelis arba BIMO terminologija naudojamas level of detail metodika, kai pats modelis yra sudarytas iš daugybės mažų failiukų ir jie yra užkraunami į darbinę aplinką pagal poreikį tiek, kiek reikia detalumo tuo metu, kur tu tuo metu esi įsididinęs ir žiūri. Taigi, nuo fotogrammetrijos mes galime per GIS ir CAD technologijų prizmės priartėti prie statinių informacinio modeliavimo ir būtent modeliavimo skaitmeninių miestų paskirčiai. Gal aš prie tų pavyzdžių labai daug nesustosiu, Insas labai daug irgi papasakoja, parodė, miesto vystymo projektų pristatymas, poveikio aplinkai analizė, reiškia aukštuminiai pastatai, jie ir dabar yra tyrinėjami įvairiais galimais metodais, tikrinama, kad aukštingumas neviršytų nurodytų kriterijų, bet iš kitos pusės įdėti projektinį modelį į tokią aplinką mes galime turėti ne tik tai įspūdį, reiškia, kokį poveikį šešėlis duos nuo to pastato, bet kas kris, kokie šešėliai ir kokią aplinką mes matysime būtent iš savo pastato. Pristatymas visuomeniai tikrai ne paskutinis dalykas ir matyti savivaldybėms, savivaldai, valdžios institucijom yra itin aktualus. Tai skaitmeninis Stokholmas yra itin geras pavyzdys, reiškia, yra jų trimatis miesto modelis apjungus kartu ir miesto plėtros vizijos informacija yra pateikiamas lietimo jautriame ekrane ir vietoj žiūrėjimo, tarkime, medinukų maketus valdybėje, žmonės visuomenė gali rankomis tiesiog valdyti tą trimatį modelį ir apžiūrėti. Transporto infrastruktūros pristatymas, modeliavimas, koncepcinis modeliavimas, apie tai irgi buvo jau minėta. Pramonės objektų priežiūra ir plėtra. Vilniaus savivaldybė dabar planuoja perimti Dalkijos ūkį ir jiem reikia inventorizuotis elektrinės šilumos tinklų ūkį. Turizmo infrastruktūra, miestą patraukliai pristatyti turistams vietoj Google Maps, kur mes galim tik tai pasižiūrėti nuotraukas iš tam tikrų taškų. Galime padaryti virtualų miestą ir leisti pasivaikščioti po tą miestą, netgi pasižiūrėti į vitrinas, kas tuo metu yra parduodama. Turizmas ir paveldas, pavyzdys iš tos pačios Filadelfijos bažnyčios, ta prasme, ne tik tai išorė miesto buvo 3D, kaip 3D modelis sukurtas, bet ir Petro Povilo bažnyčios vidus Filadelfijoje. Kitas paveldo išsaugomo pavyzdys, istorinis viadukas Prancūzijoje, itin detalus modelis, kuriame matosi visi plyšiai, įtrūkimai.
teritorijų saugojimas, kyla skandalai dabar karjerose, kad dingsta naudingosios iškasenos, stichinių nelaimė valdymas, prisiminkim Gedimino kalno nuošliaužą, kur mokslininkai su lazeriniais skeneriais nuskenavo tą nuošliaužą ir turi 2 taškų masyvus. Taškų debesis, aišku, turi didžiulį privalumą dėl to, kad jie duoda multispektrinį atsaką, tai yra skirtingo bangų dažnio ir mes galim klasifikuoti tuos taškus, o didžiausias privalumas yra tikslumas. Tačiau, kai reikia tarp 2 taškų debesų išskaičiuoti tūrius ir plotus, tam reikia labai didelio įdirbio, kad apdirbti tuos taškų debesis. O čia mes galime per dieną padarę skaitmeninį objekto modelį, jį turėti 3D erdvėje ir iš karto atlikti matavimus. Statybų priežiūra, aplinkelis vakarinės aplink Vilnių vedamas, reiškia, galima stebėti pasikeitimus, būklės stebėsena, ekspertizė, inspektavimas, požeminių komunikacijų tyrinėjimas, reiškia, galima su fotoaparatu pereiti per požemius ir atkurti juos trimatėje erdvėje. Ir čia gera proga prisiminti mūsų pirmąjį eksperimentą, kur mes norėjome visas šitas technologijas apjungti ir pavaizduoti jų panaudojimą įvairiausiam sritim. Kartu su VGTU statinių skaitmeninio ir informacinio modeliavimo technologijų centru bei geodezijos katedra, o taip pat su Kosmoso mokslo ir technologijų instituto pagalba mes padarėme virtualų miesto, tiksliau miestelio, studentų miestelio modeliuką ir atkūrėm panaudojom tas technologijas, kurios buvo minėtas, išbandytas BIM modelių sujungimas su vietovės kontekstu, išbandytas 3D požeminių komunikacijų atkūrimas, parengta gyva fotorealistinė vizualizacija. Su VGTU buvo tas labiau toks mokslinis eksperimentas, galbūt pasižaidimas. Toliau dirbant su bepiločių orlaivių naudotojų asociacija, įmonė IT Logika, mes atlikome didesnių teritorijų miesto fotografavimą ir turime užuomazgas jau daug stambesnių teritorijų, didesnių miesto modelių. Vėlgi mūsų minėta Gedimino kalno nuošliauža, statybos, tiksliau griuvimo darbai ties stadionu, paimkim bet kokią kartografinę informaciją, bet kokius žemėlapius, ortofoto, ką norim, mes matysim stadioną tokį, koks jisai buvo prieš kelis metus, o čia tuo tarpu mes jau turime aktualų modelį ir maža to, tas modelis yra pririštas prie koordinačių, stovi savo geografinėje erdvėje, mes galim nusiimti koordinatę, kuri VGS ateina iš drono, tačiau perskaičiuoti į Lietuvos koordinačių sistemą yra tiesiog mygtuko paspaudimas arba paskaičiuoti žemės masių tūrį, ką geodeziškai yra labai sunku padaryti, yra keli mygtuko paspaudimai ir programa mums duoda šitos tūrius iš karto. Tai su šituo jau stambesniu, realesniu modeliu noriu pasidžiaugti mūsų bendradarbiavimu su viena pirmaujančių statybos vystymo kompanijų Pabaltyje Merko. Merko pastatė labai gerą plakatą, todėl kad rodo 3 Pabaltijos šalis ir mūsų Baltijos turą, žemėlapis Baltijos turą pailustravimui. Su Merko komanda ir jų su jais dirbančių projektuotojų komanda surinkome virtualios realybės modelį, paėmėm padarytą iš dronų.
apjungiam su BIM-inė informacija, ateinančia per IFC formatus iš kitų programų, apjungiam visą tai į bendrą realybės modelį. Ir Merko, aišku, kelia didelius kokybės reikalavimus, nes mato viziją šitų technologijų panaudojame savo ateities projektuose, tai šitas modelis dar yra neišbaigtas, mes prie jo toliau dirbsime, tai kol kas nekomerciniam naudojimui, galbūt tik tai tų technologijų pademonstravimui, kaip visą tai galima apjungti į bendrą vaizdą, į bendrą naudojimą. Panaudojant vizualizavimo technologijas iš virtualaus modelio, į kurį yra apjungta ir BIM-inė informacija, mes galime pereiti į tikrai virtualią realybę, kurioje galime modeliuoti mūsų aplinką, mūsų gyvenimą, ne tik tai fotorealistiniu, bet gyvų fotorealistiniu režimu, turėti judančius žmonės, judančius automobilius, simuliuoti eismo srautus, keisti paros laiką, keisti metų sezoną. Žodžiu, technologijos yra pasiruošusios ir gali padėti sparčiai kurti skaitmeninį miestą, tai mūsų kvietimas ir mūsų šūkis darom skaitmeninį Vilnių.